Einame į parodomuosius butus. Štai čia mūsų, kaip sakant, rodytoja. Ir šitie butai šitam name, ar ne, bus panašus labai į va tą projektą, kur va čia stato didžiulį Ocean Life vadinasi, ne? Tai dėl to rodo šitą, kad susidaryti vaizdą, kaip tai bus, kaip tai atrodys, ne? Būtent va šita kompanija. And this is going after when final payment to what? It's like when you're going to get your keys, it's like 3 months before that. I have to pay 3 months before I get a keys. Yeah. But not when finally payment to in contract. No, not in the final payment because in other payment plans, continue to pay after you get your keys. Like we have long payment plans. Yeah. So it's different. Okay. The key is point where I need to pay taxes. Okay. And when you sign your contract, you will pay like the half of it to the government, and then the other half will be paid when you get your keys. Okay. Yeah. Useful to know. You will need it. I'll try to open. It doesn't like write the exact number, so I have to try. Yes, okay. Sakė 12%, kai gauni raktus. 12. Ai, tai supratau. Dar aišku, plus baldai, komplektas, ne tai kad baldai, bet technika. This is 2+1, the keys are. Okay. 2+1 čia yra. What's the square meters? How much? It should be 120. 120. 120 kvadratų. Šitie yra dideli. O. The most beautiful part is Yes. you can see a balcony. Yeah. It will be bigger. Yeah. Kind of multiple times bigger. Kelis kartus didesni bus šitam Ocean Life projekte. Panašus irgi apvalūs bus šitie pastatai, bet bus didesni balkonai negu čia. Va čia balkonas yra va toks aplinkui eini ir yra durys va į kambarį. Į miegamąjį, paskui į svetainę yra. Tai šičia didžiulis projektas statosi. Labai fainas, Ocean Life vadinsis. Ir va ten va bus toksai didelis parkas. Tai va. Ir čia tokių panašių yra nemažai. Tai jeigu domina kažkas panašaus, pažiūrėti vieną kitą, sąlygas aptarti ir pasižiūrėti, aišku, dar apylinkės, pabūti čia. Tai skambinkit man, susiorganizuosim kelionę, pabūsim, pasižiūrėsim, gal nuspręsit pirkti kažką. Tai va. Ten liktais dar turi sąlygą kažkokią, kad jeigu tu perki, tai tau ir apmoka kelionę. Pirmyn atgal. Ir dar viešbutį apmoka. Ar jie duoda savo viešbutį tau. Tai kažkas tokio, čia pas juos yra dar tokios lengvatos. Bet jeigu nori tik šiaip pasižiūrėti, tai tada jau patys mokatės visą kitą. Tai nu aš dar pažiūrėsiu miegamojo, nerodžiau. Štai kol jie kalbasi, einu aš. Čia irgi va, labai fainas projektas bus. Gražu viskas pasidarys čia. Keli metai tik tais ir viskas. Šiaip erdvu, labai erdvu iš tikro. Iš tikro labai erdvu. Yra 2 miegamieji čia, va. Čia, kaip suprantu, langas. Čia į Cezarį. Cezaris šalia. Cezario resortas vadinamas tas. Čia jų
kaimyninė įmonė kita parduoda. Tai va. Tokie vat. Šiaip čia gražu, fainai padaryta iš tikrųjų. Netgi su kitais palyginti. Bet čia tas grožis yra visą laiką pasidaromas po to, kai butą tu nusipirki. Čia sako, kad prieš 5-6 metus buvo vien tik tai laukai ir nieko čia nebuvo. Like we have casinos, restaurants, so it wasn't like that. Taigi, skambinkit, susitiksim, pasikalbėsim, atskrisim, sudalyvausim ekskursijose po įvairius vietas ir parodysim taip pat jums objektų. Tai sekit kanalą, dalinkitės ir nepraleiskite kitų video. Einam kitą žiūrėti, va. Rakina jau, rakina. Dar vieną parodys. Butą. Va. Atitaikė raktą. Valio. Super. And this one has one bedroom. Vieno miegamojo ir svetainė va tokia su virtuve. Bet čia šitos kompanijos, Aurimai, yra erdvus tokie, ne? Šitie erdvus. Jo. Nes ten Cezarį mažesni yra tokie labiau jo. Tokie labiau viešbutiniai. Viešbutiniai, jo labiau. Šičia tai toks grinai jau toks, nu, fainai. Ten erdvės gyvenimui, taip. Tie, kur 2 arba 1+1, nu, žodžiu, 2+1 arba labiau loftiniai, tai tie būdavo. Jo. Šičia balkonas mažesnis, manau, šitam bus. Balkonas ar ne? Pažiūrime. Balkoną. Nu, pažiūrime balkoną. Šičia balkonas. Jo, mažesnis balkonas. Į svetainę išėjimas ir miegamąjį. Supratau. Tai va, tokie va butukai. Šitos kompanijos erdvesni. Va, kom skiriasi. Išplanavimai kitokį skiriasi. Kas čia tualetas vonia? Kaip atrodo. O kur čia šviesa? Ai, čia gal elektra neįjungta greičiausiai. Bet tualetas vonia, dušas paprastas. Klausiu, kaip sako, ar pas mus didesni, ar tokie patys erdvės? Ne, tipo. Aš sakau, kur pas mus? Nu, tipo, pas mus erdvės. Lietuvoje ar čia? Lietuvoje. It's maybe similar, but this room is wider. If I keep in mind the Soviet Union houses, they are different shape, little bit. But usually double rooms, 2 rooms is 47 square meters. One bedroom is 33 square meters, or 3 bedroom is up to 100. Is up to 100. But yours are bigger. You have how many square meters is here? Yeah. It's kind of maybe 100 kind of. Yeah, so it's bigger, it's larger, and of course balcony is bigger. I can say a certain thing because, as I said, it's an old project. So Yes, but it's just similar. Will be similar in Ocean Life. Just Ocean Life different. will be larger than that. Larger. Yeah. But this bigger than Caesar. Caesar is small. Yeah, We stay there in the studio. You come in and your walls is not so wide. Oh. Yeah. It's, as I said, it's like the same architectural, because the building is like Yes. oval shape, not
like oval. square. Yes, Yeah. yes. And the other one, the ocean ones, will be the same like that. So it's good to know it as an architectural plan. But it will be bigger as well. As we know. Okay. Friend is very good. Friend is broker. We have a company. I have an architecture company. That's good. Yeah, combining them might be also doing broker things. I'm a psychologist. Psychologist? Totally different, yeah. Okay, but it's a good perspective, you know, to do sales needs a psychology. Yeah, actually, I stayed 2 years in Netherlands. Netherlands. Yeah, I was studying neuroscience. Okay. And also I was planning to do something in economy, in sales. So it's not that different for me. It's mostly similarity. Yeah. You always need communication in every place. So. I do also like psychology. Many books reading of that. Because you know yourself, you know people. He likes to read books and he conspects them, it makes into one page. All the books. To learn, because of I hate to forget. Me too. That's like sometimes I found myself stuck in something like reading again and again. Just leaving. I read the book and I'm so hating that I just feel like waste the time to know good information but forget, and so I struggle. So I need to plan how to remember, and when I do conspecting. So we are anxious people. That means that. Yes. Yeah. So we are okay. Okay, yes, we are okay. Yes, we can go. Taigi dar vieną pažiūrėjom ir jeigu domina, tai sakau, kreipkitės, skambingi telefono numeris profilė yra, susitarsim, padarysim kelionę, į vieną kompaniją, į kitą kompaniją nuvarysim, aprodysiu aplinką, jeigu domina iš antrų rankų, parodysiu iš antrų rankų, būtus, ta prasme, kontaktuokit. Čia geri variantai, įsimokėjimo planai be pabrangimo, įsivaizduokit, be procentų jokių. Kaip iš banko įmat paskolą, ten yra procentai, kur brangiau reikia atiduoti, o čia nėra, čia fiksuojama kaina nuo pirmo įnašo ir viskas. Tai iki.